Paskutinė mūsų strategija buvo orientuota į verslumo skatinimą. Todėl, kad prieš tai buvusi strategija, kai įgyvendinom, tai buvom nusimatę labai mažai verslo projektų ir pamatėm, koks yra didžiulis poreikis. Ir tada, kai jau rengėm sekančią strategiją, tai orientavom į verslą. Verslo projektų buvo verslo pradžiai ir verslo plėtrai. Tai labai džiaugiamės, kad galėjom paremti norinčius įgyvendinti savo idėjas tokiam nedideliam Šilalės rajone, kadangi gal tas toks buvo poreikis dėl to, kad čia niekada nėra buvę didelių kažkokių įmonių, kokių fabrikų, kad visą laiką žmonės galvojo patys, kaip prasimanyti, kaip užsidirbti, kaip gyventi. Nesitikėjom, kad mes tiek sukursim daug darbo vietų, buvom nusimatę sukurti apie 27 darbo vietas, o šiai dienai gyvendinus strategiją sukūrėme 70,5 darbo vietos. Tai patrigubinom ir norim padėkoti Šilalės verslininkam, Šilalės žmonėm, kad iš tikrųjų kuria ir daro net ir įsikuria net šeimos verslai, grįžta iš užsienio žmonės, čia kuriasi, galvoja idėjas ir daro verslus. Projekto pareiškėjai Mėlynoji banga, jie yra įsikūrę labai gražioje vaizdingoje vietoje. Ir iš tikrųjų atvažiuoja pas jų renginius organizuoti, net iš didelių miestų. Labai yra patraukli vieta ir paklausi. Tai pradėjom nuo švalymo krūmą ir nuo tvenkinio pradėjom, o vėliau po truputį ir sugalvojom kaimo turizmą pastatyti ir taip plėtamės. Pradėjom su žmona, vaikai, paskiau prasiplėtėm ir dabar 4-5 žmonės ir patys darbuojamės visų laisvų laikų. Jo, virtuvė yra sūnus dirb, kur yra baigęs mokslus. Manoji žmona tai irgi yra baigusi virėjas. Patys šienaujam, viską tvarkom, gėles žiūram. Įvairias paslaugos nuo vestuvių iki pirties nuomų, ir šventėm, ir jubiliejams, ir vestuvėm, ir įmonių šventėm, visokiom namelis su 4 kambariais, su visais patogumais, poilsiui ir gyvenimui, kas nori apsigyventi, su visa infrastruktūra. Ir tuos paslaugos, kaip sako, nemokamas, įeina į tą visą svečių kainą. Buvo į vandens dviratiai ir tie tinkliniai, viskas.